6:40 pakeliui į pirmąją mokyklą. Wow! Tai, bet tą galima išugdyti ir tą aš ugdau ir tas labai padėjo kelionėse. Ypač po visokių apsilankymų Amerikose, kai pamatai, kad ten žmonės daro beleką, pavyzdžiui, sėdžiu ir valgau, šalia mane sėdi žmogus vienas ir kol aš valgiau pusvalandį kalbėjau su savim. Sėdi ir kalba, ir va, atsisėdęs, aš galvoju, bus aukštesnis. Aš čia sėdžiu, valgau, jis va sėdi šalia manęs, tik tai kitą pusę ir kalba. Aš jums kalbu, jis kalba su savim pusvalandį. Kaltinėnai, pagaliau 2 su trupučiu valandos kelionės ir aš jau esu prie Stulginskio gimnazijos. Pažiūrėsim, kaip viskas čia vyks. Aš galvojau, kur aš prisiminęs kur aš girdėjęs apie šį miestelį. Pasirodo, kad aš pernai čia fotkinau. Volia, žiūrim, kas čia bus. Wow. Taip, kad pamėginkit po truputį iš karto, gerai, jeigu vienam iš 1000 pavyks iš karto pakeist pasaulį, ne, čia jau net ne vienas iš 1000, vienas iš milijardo, tai tada volia. Bet kokie gebėjimai, bet koks supratimas yra ugdomas ir tas neteina, ne, taip nepasidaro. Nežinau, kam tai buvo ir pavyko. Gerai, nusipirkus loterijos bilietą, tu gali laimėti. Gali, bet net nelaimėsi. Žuvo gimnazija, vėluoju, bėgam. Labą dieną. Labas, už tai klausiu. Aš tai ir aš, Mindaugas. Mindaugas ir aš. O, bėgam. Tik visi tu nekantrumu laukia. Gerai. Tik tai gerai. Dar viena mokykla, Žemaitės gimnazija. Bėgam. Kur čia įėjimas? Ten? Ačiū. Labai malonu. 3 mokyklos apvažiuotos šiandieną. Visos buvo labai fainos, pradėjau nuo Kaltinėnų, baigiau 2 Telšių gimnazijose. Wow, labai daug žmonių Kaltinėnuose, netgi kultūrkė davė, nesakė, bus didesnė salė. Tai labai šauni publika, viskas labai gerai. Galbūt kiek per ilgai kalbėjau, bet nepabandęs nesužinosi, kiek ten viskas vyksta. Dabar laukia ilga kelionė į Vilnių. Just sit, relax and enjoy a flight. Ramiai paskaičiuosiu kilometrus ir pagalvosiu, ką kalbėjau, ką galbūt galėjau kalbėti kitaip, ką rodžiau ir ką galbūt kitą kartą būtų galima parodyti įdomiau. Ačiū visiems, kurie dalyvavo, ačiū tiems keliems, kurie su manim nusifotkino. Įdomiausia, kad visose 3 mokyklose paklausiau, ar nors vienas žinot apie mane. Nepakilo nei viena ranka, kas buvo labai gerai, nes tada neturi jokių lūkesčio, nežinai apie ką kalbės ir nežinai, kas čia toks. Ir gali būti įdomu, gali būti neįdomu. Aš tikiuosi, kad buvo šiek tiek įdomu. Ir tos 2 pamokos, kurias jie praleido ir kurias praleido besiklausydami, jiems patiko ir viskas buvo jėga. Susimatysim kitose mokyklose. Gerų mokslo.